duoda stirnytė obuoliuką duotų. Va, kopūstą gražią stirnytę. Kopūstas skaniau. Tai kopūsto priprato. Im kopūstą, tokį kopūstą. Imk išdėlis kopūstą ir duok stirnytę. Bembi, prašau, ir tau rapoliukas duoda kopūstėlį. Tik įkrantau aš labai sunkiai. Visą padavė. Obuoliuką dabar darė. Prasidėję su draugais važiavome prie Ančiaus ežero, ten su mašina ant ledo pasvažinėt. Tai ir važiuodam, žiūrim, po keliai stovi, stirnytė maža. Priėjom tenais, nieko nebijo, glaustėm visai. Tai norėjom su jais parsivežti, bet sako, ne, važiuojam tiek to. Kitą kartą su maža mašina buvom, tai neėmėm. Tai man važiavam, pasvažinėjom, grįždami, buvo, priėjom. Nu, siek, nieko nebėga ir būna. Tai sako, grįžti, tiek to pagalvosiu, gal su broliais tenais paimsim. Nu, tai laukiu, vakarė Valdas grįžo, pasiūliau ir nuvažiavam, paėmėm. Prie krūmo buvo jau gulėję. O kokia dydžia, va dabar tokia, o kokia kaip radot buvo? Tai mažesnė, tokia su kūdus buvo. Dabar jau tokia atgausia, jau sunkesnė. O kaip galvoji, dėl ko jinai ten atsidūrė ir kaip ten galėjo būti? Nu, aš šiausi išvažiuoti pas draugas, ten penktadienį, atrodo, vakare girdėjau šūvį toje vietoje. Tai gal nušovė motiną, nežinau. Tai. Bet jinai nesužeista, sveika? Sveika buvo. Visiškai sveika. Pūsto obuolio nevalgysi. Dėdė valgai leisti obuolį su šia stirnytė. Oi, rūgnius ateina, mėly, tai? Važinėjo su motociklu. Na. Oi. Va, daug. Ką? Palauk. Biškai grįžtelėjo obuoliuką. Priedus. Ką? Čia įdomi, Kopūsto nori. Su motociklu, ugnius važiavo, su motociklu. Na. Norėjau miškančiai, bet pagalvojau, kad vis tiek vieną tai papjaus, su plėšrūnai. Gaila. Tai auginsit? Tai sakėm, auginsim iki pat galo. O, pavyzdžiui, jeigu atsirastų kažkoks tai, kur tam augina specialiai žvėris, kažkas prižiūrėti duotumėt? Nežinau, pačiam įdomu da paauginti, kas ten bus toliau. Gaila da būtų. Tai kaimą, pažiūrėjom ir vaikų, prieina, pasižiūri ir... Tu aišku, žiūri, klausia, ten sako, gal tu brakonieriauji, nesako, auginu. Kaip vardas? Bembė, ten sugalvoja, tai davė.